Kaip reik pasitikėti savim? Dabar tu sakytum, aš nepasitikiu savim, kodėl man depir, kam esmė? Tu pasitiki 100%, kad nepasitiki savim. Arba gali žmogus sakyti, aš esu atsijungęs nuo šaltiniaus. Aš esu atsijungęs, manis visat nepalaika. Manis nepalaika mano dvasinė gyda, mano aukštesnys, aš nėra su manim. Kad tu būtum ir jaustumės, kad tavis kas nors nepalaika, arba tu nesi susijungęs su šaltiniu, tu turi būti prisijungęs prie šaltiniaus, nes visą tą tave ves laiką parems. Nesvarbu kur, kas, kada. Tu pats nusprendi. Dabar sakysi, kad tu nepasitikė savim, tai tu pasitikėsi tau 100% ir visą tą parems tau pasitikėjim, kad tu nepasitikė savim. Arba sakysi, kad aš esu atsijungęs nuo šaltiniaus ir tas šaltinis sakys, gera, mes padarysim tep, kaip tu nori, aš tai palaikau, padarysim tep, kad tau įrodytų, parodytų, kad mūsų čia nėra. Ir gausi tik patirti. Išmes tau to. Tu patirsi tom, ko tu nusprendi. Viskas sukas čia. Ir nepasitikėjom savim arba galvojams, kad tu esi atsijungęs, yra tiesiog iliuzija. Tai ir tiesiog visa ta, kad tavi parem tavo mintise, tavo įsitikinimus ir tavo emocijas. Viskas prasideda nuo tavis. Jeigu tu nori, kad tu pasitikėtum savim, tai tu ir tiesiog nuspręsk, kad tu pasitikė savim ir pradėk veikti iš to nusprendimo. Ok, aš pasitikiu savim, aš žinau, kad aš pasitikiu savim, nu ir aš einu į to, nors aš gal nežinau, kas to ar būti ir kaip to ir tas kitas žingsnis mano įvykti. Bet aš žinau, kad aš nusprendžiau, kad aš pasitikiu savim ir aš einu į ton. Visą tą matys, ok, tas galvo, kad ons pasitik savim, nu tai mes parodysim, kad ons pasitik savim ir gali pasitikėti savim. Tu gausi ton, kon tu mąsta ir kon tu tiki.